Sveiki, čia Ekovizija. Už mano nugaros žaliuose maišuose plastikas, kurį išrūšiavo Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvoje rūšiuoti paprastą dalyvaujančios šeimos. Dar kelios savaitės ir mes pamatysime, kiek plastiko sunaudoja ir kiek jo gali išrūšiuoti 9 šeimos. Apie šiukšles dar kalbėsime, o kol kas trumpa dosija. Rimvydas Valatka, žurnalistas, publicistas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Gimė Irkutsko srityje tremtinių šeimoje, vėliau sugrįžo į Lietuvą. Vidurinę mokyklą baigė Palangoje, įstojo ir baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Nuo 1992 metų Rimvydas Valatka dienraščio Lietuvos rytas vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas ir internetinio portalo lrytas.lt redaktorius. Kalbėti apie darną kol kas labai anksti, kol mūsų spauda mirga blogomis žiniomis. Kažkas kažką nužudė, kažkas kažką apvogė, o valdžia tik grobė ir kišasi savo kišenes. Tokios žinios programuoja pesimizmų įsitikinusi mūsų praėjusios laidos herojė Edita Mildažytė. Šiandien tęsime pokalbį. Publicistas Rimvydas Valatka prisipažįsta, jo labai dažnai prašo kriminalus kelti į 15 puslapį, o gerąsias žinias į 1. Tačiau tokį realybės lakavimą žurnalistas vadina didžiausiu nusikaltimu. Kriminalai dings iš 1 puslapio tada, kai jie dings. Kviečiu žiūrėti. Žmonėm atrodo, kad yra daug žmogžudysčių. Bet, pavyzdžiui, 1926-28 metais Lietuvoje būdavo kasmet nužudoma 50 žmonių daugiau negu dabar. O Lietuva tuomet neturėjo Vilniaus krašto, tai yra buvo 2,2 milijono gyventojų kažkur. Jeigu aš pradėčiau rašinėti apie tai, kaip čia viskas gerai, tai daugelis skaitytojų, kurie dar skaito, tai būtų viskas dar blogiau. Todėl, kad jie, kaip pasakyti, aš esu kritikas, aš esu visuomenės, valstybės, valdžios kritikas. Dabar, kai jūs skaitote mano tekstus, jūs galit ginčytis, galit sakyti, kad nėra tai blogai ir čia, ir ten, ir kitur. O kai jūs skaitysit nulakuotus gyvenimo atspindžius, tai mano supratimą apims siaubas. Ir tada jau jokios vilties nebus. Nežinau, kaip jūs skaitėt, neskaitėt vaikystėje, manau, kad visi skaitė pasakas ir kaip būdavo gaila, jeigu tai gyvulinės pasakos, kaip būdavo gaila kokio kiškučio, kurį vilkas sudraskė, arba stirnaitės kokios. Ir natūraliai, kad vaikas imdavo galvoti, kad reikėtų tą vilką kaip nors sunaikinti tą blogį. O po to visi mokėmės biologiją, rūšių atranką, kad išlieka natūralioj atrankoje stipriausi ir paaiškėja, kad tas vilkas miške yra toks pat reikalingas padaras, kaip ir tas kiškutis arba stirnaitė, ar ne? Tai vat šitas ir yra. Jeigu mūsų visuomenė yra galvojančių, kad miške turi būti tik kiškučiai stirksėti ir stirnaitės, tai reiškia, mes dar nesam suaugę. Mes tebesam vaikystėje, o jeigu suaugęs žmogus užsiciklina vaikystėje, tai turbūt reikia jau kalbėti apie pasiremiant Freudų, psichiatrais ir taip toliau. Reiškia, kažkas negerai yra su mūsų visuomenė, jeigu mes taip norim užsidaryti šiltame, gražiame, saulėtame vaikystės pasaulyje. Gyvenimas yra žiaurus. Ir kai aš kartais nustebinu net už save daug vyresnių žmonės, kai pradeda skųstis, kaip neteisinga viskas. Ir aš klausiau, o kur jūs kada nors girdėjote be sovietinių laikų, sakant, kad gyvenimas yra teisingas? Kriminalai iš 1 puslapio išnyks kada nors, aš tikiuosi. Kada jie išnyks? Kai jų nebus. Taigi, kaip sakant, žmogus kaip galvoja, jam baisiausia matyti atspindį to, kas vyksta, o ne patį vyksmą. Tai reiškia, tai man baisu yra toks nužudymas. Ir aš galvoju, kaip padaryti, kad visuomeniai tokių nužudymų nebūtų. Šiaip normalus žmogus turėtų taip mąstyti.
o ne tai, kaip tai bus aprašyta. Apskritai, bet mūsų gyvenimas sukasi, reiškia, į tą pusę ne koks yra gyvenimas, o kaip jis atrodo. Ne aš čia esu juodžiausiai mąstantis. Aš iš principo galvoju, kad mes dar labai ir labai puikiai gyvenam, mažai dirbdami, daug ilsėdamiesi, negalvodami, kad žmonės sukūrė visą tai, ką jie turi pasaulyje, dirbdami po 12 valandų per parą. Problema matyti yra tai, kad mes vis dar nepririšam save laikė ir erdvėj, kur mes esame. Reiškia, mes verkiam daug labiau negu Afrikos žmonės, kurie per dieną, jeigu uždirba $1 vidutiniškai, tai yra labai daug. Jūs turite omeny, kad mes dar kol kas per daug susikoncentravę link savo buitinės gerovės ir apskritai gerovės. Į materiją. Mes tik apie materiją galvojam. Bet tas galvojimas yra koks. Aš prisimenu, kai studijų metais vadovau statybos būriui, tokį palyginimą pateiksiu. 79 metai, dirbome už poliarinio rato, dauguma buvo humanitarų, aišku, dirbt nelabai statybos darbas mokėjo. Ir aš nekartą sutikdavau ant griovio kranto vyrukus su pieštukais ir popieriukais rankose, jie skaičiuodavo, kiek jie uždirbs, kiek jie gali uždirbti. Bet jie nekasdavo griovio tuo metu. Tai ta prasme, uždirbti galima tik kasant. O svarstant ir verkiant, vertybių neprisidės. Tai toks yra keistas dalykas. Mes reiškia, viešoje erdvėje nuolat skamba, kaip, kokie ten geri darbdaviai vakaruose, kokios ten teisės darbuotojų, kaip ten viskas gerai, kiek ten daug moka. O pas mus kartais pagalvoju, jeigu žmogus dirbtų taip, kaip emigrantas mūsų dirba Londone, po tiek valandų, su tiek poilsių ir gyvendamas, tarkim, vienam kambarį 5, ar iš čia neturėtų to paties? Bent jau daugelis turėtų tą patį. Jei tau šoktų po spalvarna buvo balta, ar man užtektų pinigų langams užkalti? Šiaip jau žmonijos istorijoje atsitiko taip, kad turbūt pagrindinis matas viso ko yra saikas. Be jokios abejonės žmogus, kuris specialiai teršia savo aplinką, tai yra nonsensas, tokio žmogaus neturėtų būti. Bet lygiai taip pat liguistas požiūris į ekologiją, lygiai taip pat iškrenta už saiko ribų. Labai yra sunkiai suvokiama, kad Lietuvoje nebuvo nė vienos fabriko statybos. Mes turim 313 tūkstančių bedarbių. Bet nė vieno fabriko statybos už miesto, ne mieste, už miesto, mes nepriėmėm su džiaugsmu, o priešingai vyko kova tų bendruomenių. Arba, sakysim, šiukšlių deginimo gamyklos. Juk tai yra pažanga. Didieji miestai bus apsupti šiukšlių juostomis, jeigu mes tų šiukšlių nedeginsim. Galų gale šiukšlė jį pūvo 100 metų. Ir procesai į vandenis patenka ir taip toliau. Ne, deginimo. Nes šiukšlinė galų gale smirda dar labiau negu kad. Taip, ir sakysim, visiškai nesuvokiam. Man tokia liguista ekologija yra niekas kita, kaip bandymas nusiplauti nuo savo priedermių. Žmonės galbūt įpratę, kad viskas, kas yra susijęs su technologijų pažanga, viskas yra į blogą, bet jeigu tai būtume
mąstė, jei mūsų protėviai tai būtų mąstę, tai medžiuose tupėtume. Kuo aukštesnė civilizacija, tuo žmogus nori ilgiau gyventi. O kuo jis nori ilgiau gyventi ir kuo jis ilgiau gyvena, tuo jam baisiau darosi dėl užteršto upelio, dėl nešvaraus miesto, dėl suniokoto kaimo, miško ir taip toliau. Gali būti žaliuoju, gali būti žmogus nesvetimu savo aplinkai. Ir gali būti teršėjai. Gali būti teršėjų per prievartą, gali būti teršėjų sąmoningai. Visos tos 4 kategorijos turbūt egzistuoja kiekvienoje visuomenėje. Ir gaila kartais, kad keli rėksniai nulemia visos visuomenės raidą. O ypatingai išleikęs pavėjui, paukščių į laisvę išleistas, ar sugrįžtum kada? Žmogus yra nuodėmingas ir žmogus tikrai niekada nedarys kiekvienas žmogus maksimum. Reikia padaryti taip, kad žmogui būtų lengviau daryti gerą negu blogą. Tais laikais, kai vogdavo rožės iš miesto skverų, papuošimui skirtas. Ką reikia tokiais atvejais daryti? Tai sprendimas pasirodo yra tik toks, kad reikia į pavogtų rožių vietą reikia atsodinti naujas ir daryti tai tol, kol nustos vogti. Prieš 2000 metų Kristus ką sakė? Gavai per vieną žandą, atsuk kitą. Mes, būdami krikščionys, nelabai suvokiam, ką tai reiškia maždaug. Daugelis sako, kad Kristus durnas buvo ir taip toliau. Kaip žinot, šventam rašte yra 2 prasmės. Yra ta tiesioginė prasme ir yra netiesioginė prasme. Tai tos netiesioginės prasmės nepagaunam. Aišku, kad blogą elgesį galima pakeisti tik gerų pavyzdžių. Tik nekreipiant dėmesį tai, kas padaryta blogai.